Žinote jums, kas atsidurėte čia ir dabar, o kortos nori pasakyti, kad buvo jūsų gyvenime vyras, bet tas vyras kažkodėl dabar pakibo, atsidūrė tokioje sudėtingoje situacijoje, kad neatvažiuoti, neaplankyti jūs negali. Ir tuo pačiu metu ir jūs stovit ir laukiat. Bet jis galvoja, kurį kelią rinktis, kokį sprendimą priimti, jis apie tai galvoja. Jis labai daug galvoja apie jūs, bet niekaip negali priimti sprendimą. Labai, šiaip galbūt tai yra vedęs vyras, galbūt nelaisvas, galbūt vyras tas, kuris tikrai toks ganėtinai rimtas, bet kažkodėl negali jis to žingsnio padaryti. Dabar pažiūrėsim, tai yra santuoka. Tai yra, korta prašo iš jūsų šiek tiek budrumo, nes vis dėlto Vilniukas visada kalba apie tai, kad yra kažkokių netikėtų kliučių dabar, jūsų kelyje, jūsų dabartinėje situacijoje, galbūt su juo yra kažkokių tokių kliučių, yra apgaulė, yra žmonių, kurie galbūt norės jūs apgauti šioje situacijoje ir nesakys jums visos tiesos, kaip iš tikro yra. Būsit priversta atsidurti tokioje padėtyje. Sėdėsit ir galvosit, o ką daryti, kurio keliu eiti. Ir vis galvosit ir žinot ką. Jūs galite taip sėdėti ir galvoti ilgus metus. O jums reikia veikti ir kažką daryti. O ką jums veikti ir kaip geriausia daryti? Svarbiausia, aišku, nepasinerti į save. Svarbiausia, nepriminėti kažkokių neapgalvotų sprendimų, kvailų neapgalvotų sprendimų. Tokias aiškios kortos. O kas norite išsamesnės informacijos apie savo istoriją ir ko laukti iš jo, rašykit man asmeninę žinutę ir mes kartu užklausim taro kortų, kaip jums veikti, kad būti laimingai.